Demonstruoju Yamaha BBS arba MBK Booster benzino matuoklę po remonto. Prieš tai rodydavo amžinai maksimumą. Taigi dabar benzino plūdė yra išimta, jos neapsėmė benzinas, rutuliukas yra pačioj viduj plūdės ir dabar turėtų fiksuoti tuščią baką. Taigi jungiam degimų ir va matom, vis dar rodo tuščią baką. Bet štai kas nutiks, kai apversim plūdę aukštyn kojom, daviklis galvos, kad bakas pilnas. Ir va, po kiek laiko matom, va, štai prašom ir užkylo. Tai čia visiems informacija, kas turi MBK Booster arba Yamaha BBS, ką daryti, kad sutvarkyti šį daviklį. Tai va, svarbiausia. Yra 3 kontaktai. Čia labai mažas šviesos, bet gal pavyks jums pamatyti. Tai va, iš kairės pusės turi būti laidas žalias, iš apačios minusinis laidas, juodos spalvos, iš dešinės pusės rudas laidas, taip pat pliusas, kaip suprantu. Tai va, šitie laidai turėtų ateiti iš benzino plūdės, iš štai, šviesos tai čia nėra, iš benzino plūdės jungties. Žalias ir rudas laidas privalo ateiti. O tas juodas laidas tai yra aukščiausiai minusas. Nu tai va, pažiūrim. Plūdė išimta, neapsemta benzo ir žiūrim, ar lygis nukris, kai vėl jungsiu degimą. Va, sėkmingai krenta. Apversiu plūdę. Lygis vėl kyla. Nuleidžiu plūdę, krenta. Pakeliu, kyla. Štai. Daviklis yra pilnai funkcionuojantis.